Tai, tai ką, tai labas. Labas. Tai prašau prisistatyk. Taip, tai mano vardas Paulius Daukšas ir plačiau, ne apie save, apie savo veiklą. Taip, tai jo, kaip ir mano esmė yra būti savimi ir daryti tai, ką myliu, bet labiau specifiškai, tai tiesiog, galima sakyti, žaidžiu tokią kaip dvasinio mokytojo rolę ir man tai yra tarytum padėti žmonėm išversti, interpretuoti ir panaudoti natūralią gyvenimo išmintį, nes gyvenimas natūraliai vyksta išmintingai, harmoningai, tik tais mes kaip žmonės, tarytum čionais patiriame tokią evoliucijos kelionę ir mokomės irgi vis labiau ir labiau harmonizuotis su gyvenimu. Tai aš veikiu lyg tiltas, kuris padeda išversti tą gyvenimo išmintį, padės suvokti įvairias situacijas, įvairias vidinės situacijas, kodėl tam tikros būsenos iškyla, kodėl kyla kančia, kur jinai mus veda. Žodžiu, ir taip aš vedu ir konsultacijas, ir internetinius kursus, ir gyvus retrytus, labai platus toks spektras, dabar jau pradėjau ir kūrybą dar pajungti, šiek tiek muzikos, bet jo, pagrindinė intencija, kaip ir yra prisidėti prie tokios harmoningos mūsų pasaulio transformacijos. O man tas kažkaip tai žodis išmintis, žinai, kas tau yra išmintis, kaip toks dalykas? Jo, tai... Iš kur jinai ateina? Išmintis? Taip. Jinai ateina iš nuovokos, iš nuovokumo visų pirma. Kada esi tame pradinuko prote, tame atvirume proto, tai tada tu pradedi matyti, tavo sąmonė, tas spektras, ką tu gali suvokti ir patirti, natūraliai plečiasi ir natūraliai įsileidžia vis daugiau to vyksmo ir aiškumo, to tokio platesnio matymo, sakykime. Jo, ir tas platesnis matymas tada mums leidžia vėlgi aiškiau matyti savo harmoningą vietą toje visumoje, kurioje save randamės. Aš, pavyzdžiui, apie išmintį esu girdėjęs tokį dalyką, čia iš tos daugiau religinės perspektyvos, kad tai yra kaip asmenybė, kaip asmuo yra, netgi suteikima moteriškos lyties, būtent kaip netgi nuvedusi ten išmintis yra kaip gyvybė, iš esmės, kad yra kažkoks tai asmuo yra ir kad bet ar žmogus gali pats savyje tą išmintį ir jam reikia kažkokio tai šaltinio išminties, kaip Jo, be abejo, visa išmintis yra mumise, galima taip sakyti, nes viskas yra vienas yra viskas ir tos visos skirtis, kurios patiriame, yra tik santykinės, nes vis tiek, jeigu giliai eisime, mes pamatysim, kad viskas yra vientisa, ta paties atis, tas pats gyvenimas, bet vis tiek mes patiriame save per tas skirtis tokias santykinės ir be abejo mes galime eiti gilinį save, kontempliuoti, medituoti, ir apie savo gyvenimą ir bendrai, kaip sakai, jungtis su tom dievybėm ir tada taip mes tą išmintį išskleisime iš vidaus, bet kadangi vis tiek mūsų yra daug ir mes lyg visi esame truputį skirtingi tos pačios gyvenimo išminties atspindžiai, tai visada yra naudinga irgi pasireflektuoti su kitais tais šaltiniais, nes jie papildo. Jeigu mes priimame tą visų pirmą faktą, kad viskas yra vienas, tada mes pamatom, kad visi skirtumai tik tais praturtina tą vienį. Ir tada ta išmintis irgi tampa tokia gilesnė. Tai žinai, kai dabar Pauliau paskui, tai atrodo, kad tai jau nukeliavai tokį pakankamai ilgą kelią, žinai. Tai kaip tu atėjai iki tokio sąmoningumo, susivokimo? Ar čia nuo vaikystės kažkas tai skatino ar Jo, galima sakyti, jau nuo pat gimimo ten jau man buvo kažkokios komplikacijos, ten kažkokios sveikatos problemos, ten buvau kažkiek laiko ir nuo mamos izoliuotas, man ten vaistus leido, tai po to, kiek pamenu save, tai tiesiog labai tokia didelė baimė viskam turėjau. Ir jo, ir sveikatos biški problemų, tokių visokių įvairių, ir baimių, tai atrodo, kad nuo pat mažens tokia didelė kančia, žinai, buvo ir aš kaip matau dabar, ta kančia buvo pagrindinis kuras ir eiti tą savęs pažinimo gilį, tą visą išmintį.
bet vat, buvo to pačiu ir gilus smalsumas. Aš ką pastebėjau, aš vat, lik intuityviai vis tiek nujaučiau, kad yra daugiau negu mano 5 pojūčiai gali apriepti. Aš jaučiau vat, irgi savyje tą kažkokią didybę, gilį ir toks buvo labai didelis smalsumas ir dėl to man irgi nuo vaikystės kildavo visokie egzistenciniai klausimai, ten aš mamos klausinėdavau, kiek jinai galėdavo, atsakydavo, bet vat, buvo tokia kančia ir smalsumas, sakyčiau, vat, kaip tokie pagrindiniai veiksniai, kurie mane atvedė čia, kur esu. Tai žodžiu, kaip tie vadinami, žinai, trigeriai kažkokie buvo, kurie, tarsi vertė ieškoti. Jo, ir pats pasaulis, va, ta visa mokyklos, va, kai aš į mokyklą atėjau, ta visa sistema man jinai tokia nesijautė savai, kad čia mano kažkaip toks susvetimėjimas jautėsi, va, ir irgi tas skatino va, ieškoti. O vat, vis tiek, žinai, paėmus žmonėse daug tokio pakankamai, žinai, pasimetimo, pasiklydimo. Tai, va, kaip minėjau, pa žmogų yra ten giliai glūdi ir tai išmintis glūdi viską. Tai, va, kodėl žmonės nuklysta, pasimeta? Va, atrodo, kad jie, atrodo, kad kažkas tai, va, juos tarsi kažkur tai nuvilioja, ne, iš šono. Kas čia per sistemą? Čia turbūt labai ilga istorija, čia galima būtų labai ilgai apie tai kalbėti, bet bendrai tai vėlgi ir tie patys nuklydimai irgi tarnauja tą išminčiai, žinai, nes per tos klystkelius mes per kontrastą pamatome, kas iš tikrųjų yra balanse, kas iš tikrųjų dera, kas iš tikrųjų yra sveika. Tai kartais irgi, kaip sakau, man ta kančia irgi padėjo, taip eiti giliau. Labiau pažinti save. Tai čia iš vienos pusės galima sakyti, kad viskas įeina į dievišką planą, bet irgi kodėl čionais šitam pasaulyje taip yra, nes čionais yra tokia kaip užmaršties uždanga. Kai mes gimstame iš tą kūną, jisai mums kaip automatiškai sukuria tą atskirties iliuziją, kad čia esu aš, čia yra kitas. Čia gal ne iškart, bet truputį vėliau tas susiformuoja. Ir tada tas toks egoizmas susiformuoja. Ir kada mes užaugam tokioj paradigmai, kad aš esu tik tai šitas kūnas, šitas asmuo, tai tada labai daug baimės būna, tada mes jaučiam labai daug grėsmės, pradedame nepasitikėti vieni kitais, žinai, ir tada kūrėme visokias strategijas, kaip vieni kitus apgauti ir manipuliuoti. Ir va tokia visa sistema, žinai, galiausiai susikūrė, ten visos institucijos tą atspindi, tai gaunasi jo toks, kaip aš kaip matau, vis tiek ir iš tokios platesnės, kaip iš sielos perspektyvos, kad čia yra toks kaip iššūkis sielai, kad jinai save įmeta į tokias sąlygas, kur viską užmiršta ir turi vėl tarytum nuo nulio atstatyti tą savo galią ir taip toliau, nes jo, siela vis tiek jinai yra kaip amžina, tai šitas gyvenimas nėra problema iš esmės, bet kaip tokia treniruočio aikštelė, kuri dar labiau brandina tas mūsų tikras vertybės. Taip, o tarkim, paimkime tokį, žinai, paprastą žmogų, kuris gyvena paprastą gyvenimą ir jam kažkas tai pradeda kilti klausimai, tai nuo ko jam tada pradėti į tą, kad jau pradėti eiti link savo pusiausvyros. Matai, kiek žmonių tiek yra ir kelių, tai aš visą laiką sakau sekti savo rezonansų vidinių, kas tave labiausiai traukia, nes dabar mes gyvenam tokiuose laikuose, kur viskas atvira, visas internetas, labai daug šaltinių, tai tiesiog pagal savo pajautimą, kas tau tuo metu traukia, reiškia, tas tau geriausiai pagal tavo suvokimo lygį ir veiks. Ir po to galima keisti tuos šaltinius, žinai, bet jo, tiesiog domėtis kažkokiom dvasiniam praktikom, nuo jogos iki meditacijos ir taip toliau, kas duotų tokios erdvės šiek tiek su savim padėti. Aš esu susidūręs, kad žmonės vis tik pasiklysta netgi tuose dvasinėse praktikos irgi. Yra skirtingos kryptis, nes aš jau kelis kartus girdėjęs, kad geriausia, žinai, pasirinkti vieną kažkokį reid, bet čia irgi toksai tarsi tada prisirišimas dar prie kažkokio mokytojo, guru. Taip. Ir vėl tarsi savęžnį pametimas.
Ir vat, jo, tai va čia reikia balanso ieškoti, žinai, nes yra irgi gerai tas, kad per daug nesimėti, tai kažką susifokusuoti, bent kažkokį kelią tame nueit, kad tikrai kažkokį gilį pasiekti, pažinti save tame ir būti tada jo atvirume vis tiek laikui pribrendus galbūt pakeisti tą kryptį. Nes tikrai būna, kad tam tikras kelias jisai mus atneša tik tais iki tam tikrų lubų ir tada gali būti, kad jau nebetarnauja tas kelias. Ir tada čia skau, dėl to reikia visą laiką likti sąžiningų ir nuoširdžių su savim, žinai, kad visą laiką pajausti iš vidaus tą intuiciją, tai gal ir kažkokios praktikos, kurios padėtų tą intuiciją lavinti, irgi labai gerai būtų. Tada klausimas, žmogus vis tiek eina, gerai, ten jogos užsiėmimai, dar kažkokie užsiėmimai, ten dvasinės praktikos įvairios. Ir kiek man yra žinoma, tai žmogus dažnai nežino, ko jis iš tikrųjų siekia. Ar jisai siekia, kad jam kažkas tai buvo negerai, ten dabar pagerėjo ir čia tas rezultatas, ar tas rezultatas yra kažkoks tai yra tolimesnis, žinai, kažkur eiti. Ir čia, jeigu einant, tai kaip tau atrodo, kaip žmogui susigaudyti, ko jis turėtų siekti iš tikrųjų dvasinėmis praktikomis. Jo, tai čia labai geras klausimas pačiam žmogui užduoti, kad jisai pats savo uždavinėtų tokius klausimus. Čia irgi galim sakyti dvasinę praktiką, savo taip sąmoningai užduoti klausimus, pavyzdžiui, kas aš esu, kodėl aš esu čia, ko aš iš tikrųjų noriu. Kodėl, tarkim, aš tikiu, kad man reikia tai, ko aš noriu, žinai, ir tokia savityra, jinai irgi pradės tą vidinį išmintį atskleisti. Tai čia reikia taip nuoširdžiai, galbūt pasėdėti ir pamedituoti tais klausimais ir kada tu užduodi savo tą klausimą ir būni tokiame atvirume, tiesiog duodi erdvės tam klausimui, tai natūraliai ateina atsakymai, po to gal kitą dieną, jeigu vėl užduodi tą klausimą, dar kitokie atsakymai. Ir taip galima iš tikrųjų atrasti tą šaltinį ir kada tas šaltinis yra atrandamas, ko tu iš tikrųjų trokšti, tai tada irgi atsiranda daugiau ir tos valios ir energijos ir tos dvasinės praktikos gali tapti efektyvesnės. Bet jo, kaip ir jeigu taip iš esmės, tai kiekvienas nori jaustis gerai, nori jaustis sveikas, laimingas, mylintis ir mylimas. Čia gal tokie pagrindiniai aspektai, bet vėlgi, mes dažnai šitas vertybės surišam tik tai su kažkiom konkrečiom sąlygom, kad jeigu aš padarysiu taip ir taip ir taip, tai tada aš tą turėsiu, bet jeigu aš tą prarasiu, tai jau viskas, tada aš jau vėl nelaimingas. Tai aš, kaip matau, mano paties kelyje, ką aš išsigryninau, kad aš iš tikrųjų noriu būti besąlygiškai laimingas, besąlygiškai laisvas, kad reiškia nepriklausomai, kas vyksta ar nevyksta mano gyvenime, aš vis tiek renkuosi tai, nes tai yra manyje, tai nepriklauso nuo sąlygų. Tai yra būsena. Taip, matai, dabar, Pauliau, kaip tu kalbėjai, matosi iš tokio aukšto sąmoningumo, žinai. O jeigu tokį žmogų paimti, kuris dar yra, tai, žinai, kelyje link to aukštesnio sąmoningumo. Tai, pavyzdžiui, man dėl tos pusiausvyros, žinai, pavyzdžiui, yra, kaip sako, ramybė, labai svarbu nurimti, o kita vertus svarbu ir veikti, tas veiksmas labai svarbu, tas gyvybė. Čia, kaip sakyti, rimti vos ne link mirties kažkur, kažkaip toks tos, nurimimas irgi gali iššaukti, kad žmogus gali tapti, žinai, pasyviai tiesiog, žinai, savo gyvenime. Tai šitų vietų ta pusiausvyrą, žinai, veikimas, gyvenimas, veikimas, ta dinamika ir nurimimas, žinai, rimtis, tokia, kaip čia ta pusiausvyrą šitoje vietoje. Jo, tai čia iš tikrųjų tas nurimimas, jisai vėlgi padeda tiesiog, kaip sakau, išsigryninti tą savo vidinį įkvėpimą, kuris ir kreiptų tada į veiksmą kažkokį. Bent jau man taip ateina, kad aš neskubu kažko daryti gyvenimą dėl to, kad reikia ten ar kažkas pasakė, bet aš tiesiog atvirkščiai viską paleidžiu, leidžiu savo būti, tiesiog nieko nedaryti, nuo viskas įrašo ir tada atrodo lyg ta
tas gyvenimo vedimas, vat, kaip banga mane pasiima ir tada ateina toks įkvėpimas iš pilnatvės, tokios, vat, lyg užsipildai savyje, vat, tą gerą savijautą ir toks natūralus impulsas dalintis ateina. Ir po to aš būnu tarkim, tame veiksme, darau tai, kas man patinka, ar tai susijęs su tarnystė, ar su menu. Ir po to aš pajaučiu, kad galbūt tame jau pradedu užsivelti ir toksai vėlgi vidinis toks kaip kompasas veda vėl nurimti, šiek tiek atsitraukti nuo visko, sustoti. Tai čia tiesiog reikia pagal savo savijautą, aš sakyčiau, balansuoti, kada tu jauti, kad jau prisibuvai toj ramybei, tai tada leisti savo vėlgi eiti tą aktyvumą ir kada per daug aktyvume jau užsibūni vėlgi. Ir po to irgi pradedu matyti vis labiau tokį vientisumą. Pavyzdžiui, kai aš dažniau medituoju, tai man ta meditacinė būsena tiek užsifiksuoja, kad aš ir dabar lik medituoju, man toks jausmas, žinai, ir veiksme atsiranda jau ta ramybė. Tai čia, bet čia įdirbio dalykas toks vis tiek. Tai va tas kaip su ta pusiausvyra, aš kaip suprantu, gamtoje tos pusiausvyros gana daug, nes visą laiką kažkoks laviravimas, ne, tarp kažkokių jėgų, kad nuolatinis atrodo, tokia nuolatinė pastanga. O tai nesukali kažkokios įtampos, tas nuolatinė pastanga būti pusiausvyra, žinai. Žinai, čia kaip ir su kvėpavimu, ir kvėpavimas sukuria tau įtampą kažkokį. Kai užsimiršti. Tai kaip savaiminis, žinai, natūralus dalykas. Įkvėpimas traukia iškvėpimas natūraliai tave kreipia į įkvėpimą. Ir jeigu tu bandytum tą procesą stabdyti, tai tada ir būtų įtampa, žinai. Tai čia yra apie tą atsipalaidavimą į natūralų procesą, nes tas natūralus procesas, jisai, kaip daoistai vardina vūvai, tai yra veiksmas be veiksmo arba veiksmas be pastangų. Tai čia visi tie elementai, jie vieni kitus judina gamtoje ir tarytum nėra kažkokio ten atskiro darytojo, kuris ten stengtųsi kažką padaryti. Viskas veikia kaip vientisa visuma, viskas judina viską. Ir atsakau, mes kaip žmonės galbūt turime tokį iššūkį arba užduotį irgi sinchronizuotis su ta gamta, kuri natūraliai juda be pastangų. Na gerai, dabar tarkim žmogus atranda tą pusiausvyrą vidinę ir aš kaip suvokiu, tu tą pusiausvyrą tada pradeda pajusti savo galią ir kaip pavyzdžiui atrodytų tas jau tobulai save suvokia, žinai, išmintiasantis žmogus, žinai, koks jisai. Matai, čia nėra standarta, vėlgi aš kaip sakau, kiek yra žmonių, tiek yra skirtingų kelių, tiek yra ir skirtingų išraiškų to tobulumo arba laisvės arba dieviškumo, tai čia vėlgi kiekviename ta laisvė, kada žmogus, sakykime, atranda tą tikrą tokią egzistencinę laisvę, tai jinai įgalina jo autentišką išraišką ir jis tada išsireiškia galbūt labai unikaliai negu dauguma. O tai ta galutinė stotelė kokia turėtų būti, žinai, kad tapti kaip Buda, kaip Kristus tapti, ar čia, kame ta stotelė, nes iš esmės man to Budo ir Kristaus kelias panašus kažkuo, tai, iš esmės yra, tas ir atsiskyrimo buvo, ir po to, grįžimas į žmonės, visas tas, tai tai čia, tame tai yra, žinai, realizacija, ar čia irgi gali būti visaip? Aš manau, gali būti daugiau įvairių atvejų. Čia vieni iš tokių gerų pavyzdžių, kurie galbūt aktualūs daugumai žmonių, kaip Buda ir Kristus. Tai tas jo savęs pažinimas, ką jie ir skleidė tą žinią, kad pažinti save. Ir tada pažįsti ir Dievą, ir tada būti tarnystėje. Tada tiesiog būti vėlgi toj harmonijai su gyvenimu. Ir kaip Jėzus sako, aš vykdau savo tėvo valią, tai tą tėvo valią aš kaip ir kalbėjau apie tą natūralų, harmoningą gamtos veikimą, tai čia ir yra tas. Tai galima sakyti, čia nėra kažkokios pabaigos, bet yra procesas, kuriame mes lyg tampame vis geresni, aiškesni, vis labiau subalansuoti, bet aš tai matau kaip viso gyvenimo procesą. Aš manau, net ir tie, sakykime, pakilėti į mokytojai, jie iki to visiško ten
visko peržengimo, jie visą gyvenimą toliau šlifavo tas savo savybės, kaip meilė, išmintis, tas balansas tarp abiejų. Tai čia lik reikia visada budrauti, visą laiką būti atvirume ir tiesiog gyventi iš vien su tą gyvenimo tėkme. Tai aš dabar iš to, ką pasakė, aš taip suprantu, kad tai gyvenimo tėkmė atsiranda Dievo valia, ne? Tai, čia toks, kaip sakyti, Dievas užduoda tą tėkmę, galima taip. O tai kur tada, jeigu taip pamodeliuoti, pasamprotat, kur yra Dievas? Danguj, žmoguje, gamtoje, ar čia viskas yra, persmelkta tiesiog dieviškumo? Aš kaip suvokiu, tai Dievas yra būtent visas tas, kas yra. Viskas be išimčių, viskas kartu. Tai reiškia, galima tada techniškai sakyti, kad ir tu Dievas, ir aš Dievas, bet ne kaip kažkas atskiro, kad aš nesu tik tais aš, žinai. Tai yra viskas kartu, tas Dievas. Dėl to mes ir negalim kažkaip pirštų nurodyti ir parodyti. Galima, aišku, sukurti ten tos ikonas ir tai irgi yra būdas, žinai, žmogui kurti ryšį su tą dievišką energiją. Tai čia viskas okei, čia irgi yra etapas. Ten melstis kažkam Dievui ir taip toliau. Ir jisai atspindi tam tikras vertybės, tam tikras savybės, kurios tas žmogus gali įkūnyti. Čia irgi yra tokie kaip tarpiniai tiltai, tos įvairios ir religijos ir taip toliau. Bet galiausiai aš atėjau irgi tą, kaip yra sufijų patarlė, visur ieškojau savęs ir radau Dievą, visur ieškojau Dievo ir radau save. Tai ateina tas toks pajautimas, kad viskas, kaip sakai, yra persmelkta tuo ir mes tik pabundame vis labiau ir labiau iš to faktą. Man vis tiek yra, priešprieša tokia, jeigu Dievas viską yra persmelkęs, viskas yra persmelkta Dievo, tai kame tas vyksta žmogaus, paklydimas, kame jisai pasiklysta, kame jisai pasimeta, kad jam reikia paskui pagalbos, vėl grįžinėti, atradinėti save. Kažkoks man lyg tai prieštaravimas, gali atrodyti iš vieno taško kaip prieštaravimas, bet vėlgi, jeigu didesniam plane pasižiūrime, tai kaip ir sakau, tie visi klystkeliai, jie galbūt atveria kažkokias naujas galimybės, kurios būtų be to neįmanomos. Čia viskas prisideda, kaip ir mene, dažniausiai menininkai semiasi įkvėpimo ne tik ten iš pozityvių patirčių, bet ir iš negatyvių patirčių. Tai čia ir bendrai Dievas, būdamas tuo amžinu beribiu, jisai natūraliai trokšta pažinti save visą spektrą savęs. Tai todėl ir susikuria visas šitos tikrovės ir visi šitie etapai pasiklydimo ir vėl radimo kelio atgal, nes tame procese ir slypi vertė, tame procese slypi savęs pažinimas ir vertinimas, pakeliui. Tai ar galima taip pamanyti, taip nedrąsiai, kad Dievui to reikia tokių žmogaus paklydimų ir vėl grįžimų, kad jisai tarsi per tai, kaip sako, geros religijos nepažintų save tarsi, ne? Per ir pats Dievas pažintų save, Tai kaip ir taip galima sakyti, viskas yra reikalinga, viskas, kas yra, tas sudaro Dievą. Ir prisideda prie tos visos jo bibliotekos žinių, su kuriais gali ten vėlgi kurti naujas tikrovės, naujas visatas ir panašiai. Tada gerai, tai kaip tada padrasinti žmogus? Tarkim, jaučiasi vienišas, ten kažkokia galbūt depresija kažkokia, tai galbūt jisai įskaudintas, kažko tai, baimė galbūt. Kaip padrasinti, kad čia nėra kažkas tai tokio, blogai, kad, jam tiesiog būti, nereikia, kaip būti. Ar kaip čia? Pabūti su buvimu, taip sąmoningai pabūti su buvimu, pajausti tą būtį, kuri nekinta, nes čia žmogiškame plane, atrodo viskas nuolat kinta, tos nuotaikos svyruoja, situacijos nuolat svyruoja, bet yra vis tiek kažkas mumise, kas liudija tą visą svyravimą ir pats nesvyruoja. Tai aš kviesčiau tai atpažinti, čia ir būtų ta būtis, čia ir būtų ta vienybė su Dievu, kuri iš tikrųjų visiems yra lygiavertiškai prieinama čia ir dabar.
Reikia skirti tam erdvės ir laiko. Tai, kas pastovu, tai už to reikėtų, ne? Taip kabintis ir... Jo, nes tai yra tikras stabilumas. Jo, ir kada tu atrandi tą tikrą stabilumą, tada natūraliai pradeda balansuotis viskas ir tame kintančiame plane. O kol tu tapatinėsi su tom kintamom formom, tai tu nuolatos būsi jų blaškomas ir sviruojantis. Na gerai, o dabar dar apie tas žmonės dažnai blaškosi praeitį ir ateityje. Tam galvojame, tam prisiminimuose, tos emocijose. Jos matyt, tas blaško, ne? Ir čia, tam tikrų turbūt gebėjimų atsiribot nuo praeities ir ateities, ne? Kaip čia? Jo, tai yra naudinga, taip reguliariai, taip nuo visko atsiribot, tai vėlgi pajausti, kas aš esu, užduoti klausimai. Ir galbūt netgi kartais yra tokios praktikos, dažnai irgi nuo ko pradedantiesiems yra gerai, tai yra vadinama gyvenimo peržvalga, ten religijose tai atgaila vadinama, kada tu jau paaugi šiek tiek ir tu atsisuki jau į savo praeitą kelią sąmoningai, ir tu visas tas statės iš naujo įvertini, ir ten, kur buvo kažkokios ten emocijos užspaustos, tai jos tada atsileidžia, tu tą savo praeities versiją, žinai, ten nuramini, ten atsipalaiduoja ir tada viskas, kas iš esmės įvyksta, tai iš mūsų pasąmonės išsilaisvina tą užspaustą emocinę energiją ir tada žmogus natūraliai jaučiasi vėlgi laisvesnis ir džiaugsmingesnis šioje akimirkoje. Tai aš sakyčiau, jeigu kažkokios emocijos ar kažkokios mintis kamuoja, tai galbūt nevengti jų, kartais gerai atvirkščiai jas eit, bet sąmoningai, to pačiu nesileisti jų užvaldomų, tai čia ir būtų tas balansas, kad nesileisti jų užvaldomų, bet to pačiu ir nevengti, nesistengti kažkaip pabėgti nuo to, bet sąmoningai tiesiog per save praleidi, peržvelgi, išjauti viską ir tai praeina, ir tai transformuojasi, nes vėlgi, gyvenime viskas nuolatos natūraliai keičiasi. Tai mes turėdami tą savo asmeninę valią, lyg galime priešintis tam pokyčiui ir jį prilaikyti kažkiek. Reiškia, pagrindinė taisyklė leisti vykti pokyčiai, ne? Kas, kokie ten bebūtų, galbūt per kažkoks tai skausmas, galbūt, ne, ten, galbūt baimė kažkokia. Tiesiog leisti tam vykti, kad tai pereiti, ne? Kaip per ugnį, sakyčiau. Jo. Tai čia yra tas momentas, kad būna nepatogu, žinai, dėl to dauguma žmonių ir vengia įvairiausiais būdais to. Ir visuomenė irgi yra pasiūlys labai daug būdų, kaip vengti savęs, to gilesnio kontakto su savim. Tai žmonės to ir naudojas, nes nieks nenori jaustis blogai, o kada jau tarytum atsiriboji nuo kažkokių išorinių stimulų ir labiau būni su savim, tai tada tas visas vidinis pragaras pradeda lysti, nemalonu būna kurį laiką, bet jau šita kančia jinai yra gydanti, jinai jau yra gerą vedanti, tai čia gal paskatinimas ir būtų žmonėm, kad tiesiog su pasitikėjimu ir drąsa pasinerti į tą savo vidinį pasaulį ir jį pilnai įsisąmoninti. Tai reiškia, ta dinamika gali būti ne tai, kad nebūtina išorė, kad, pavyzdžiui, ten bėgti, daryti, ir gal dalinai bėgti ir nuo savęs, ne kažką darant tenai, bet ir vidinė dinamika ten. Taip. Tai ta visa yra. Jo, yra visoks ten išsiblaškimas, tai čia reikia tada tos dvasinės praktikos, kad mokintis susitelkti, kad mokintis valdyti savo dėmesį. Ką, tada kažkokį apibendrinimą būtų gerai, kad vis tiek, kaip tam žmogui su ta pusiausvyra susidraugauti, žinai. Jisai vis tiek eina, ieško, aišku, dažnai reikia žmogui ir po pagalbininkų, kurį gali kažkur nuvesti biškį, galbūt į šoną ir jam labai ir tikėjimo, ir analizavimo tokio, ir susivokimo, ne? Tuo pačiu labai svarbu. Jo, kaip sakiau, savityra, jo ir pasitikėjimas, ir daug veiksnių įeina, ir galima paminėti, kad jeigu būtent apie balansą, tai irgi tas balansas yra atspindėtas gamtoj, per elementus, kaip yra ugnis, vanduo, žemė, oras, tai tos pačios savybės yra mumise, ir jos siejasi
su skirtingom vidiniam savybėm, kaip žemė yra susijusi su kūniškumu, praktiškumu, vanduo su jausmingumu, tom visom emocijų pasauliu, ugnis su valia, ryžtu ir panašiai, ir oras su protu, to visų mūsų minčių pasaulio. Tai kada mes žinome, tarkim, kad yra šitie 4 elementai, tada mes galime pradėti atpažinti irgi tą balansą, gal pas mus kažkokio elemento trūksta, gal kažkoks ten dominuoja vienai, ten ugnis vandenį, ten viskas įžiūri, arba per daug vandens, jau stagnacija. Tai galima ir taip su savim dirbti, kad atras tą balansą. Tai kaip suprantu, žinių reikia vis tiek. Taip visiškai, galima, kaip ir būda, sėsti, medituoti, bet čia toksai kelias jau labai ryžtingas, sakyčiau. Jo, ne kiekvienam. Ne kiekvienam. Nes aišku, irgi, jeigu tu eini tą meditaciją, tiesiog, kaip sakau, sąmoningai būni su pačiu buvimu, tai natūraliai viskas, sakau, tavo perspektyva, to sąmonėjimą plėstis ir tu natūraliai pradedi viską suvokti ir ten, ta visa išmintis iš vidaus, jinai taip ir išsiskleidžia. Bet kadangi yra daug, sakau, tų kelių ir yra daug įvairiausių šaltinių, kur gal kartais nereikia ten iš naujo išradinėto dviračio, kažkas jau sukonstravęs, tai gali pasiimti tą dviratį, su juo važiuoti, kažką naujo atrasti dar. Taip. Tai čia tokia kolektyvinė evoliucija. Gerai, Pauliau, jeigu kažkas norės į tave kreipti, tavo pagalbos, tavo dėmesio, kaip tai gali rasti? Tai pas mane budimo kanalas.lt, pagrindinis puslapis. Budimo? Budimo. Čia kaip budizmas, bet pas mane budimo ir aš irgi akcentuoju kaip procesą, kad tai yra procesas, tas budimas, kad nėra čia kažkokios galutinės stotelės, tai viso gyvenimo procesas. Tai yra puslapis budimokanalas.lt, tai ten yra ir nuorodas į visą kitą. Čia pagrindinis, bet yra ir Facebook'e budimo kanalas, puslapis, ten daug platformų, bet ten tame pagrindiniam puslapį kaip ir yra visos nuorodos. Dėkui. Dėkui labai. Fainai buvo. Kiek čia laiko?